Sveiki atvykę į garažą. Baigiau montuoti šviestuvus, liko sutvarkyti laidus, pritvirtinti juos, dabar neturiu ko. Kitą dieną atsivešiu kažkokius fiksatorius, pritvirtinsiu laidus prie lubų. Šviestuvai šviečia puikiai, tikiuosi jie pakankamai atsparūs drėgmei. Kas čia naujo garaže? Nieko. Atidariau duobę, galima bus į ją patekti, nusileisti į apačią ir apžiūrėti pirmą kartą Golfą iš apačios. Aš dar nesu jo matęs iš apačios. Tai kartu ir apžiūrėsim. Gavau siuntinį iš Kupiškio. Čia kažkokios tai detalės yra, pagrindė plastikai. Neatsimenu kas. Siuntė per paštomatą. Pažiūrėsim, ar viskas yra tvarkoje taip, kaip susitarėm. Kaip sakiau, apžiūrim Golfą iš apačios. Ir šiandien buvau automobilio patikroj prieš pirkimą. Tai turiu dažų storio matuoklį. Gal reikėtų apžiūrėti šitą Golfą, kurio aš aišku netikrinau prieš pirkimą. Bus įdomu. O dabar šokam į duobę ir pasižiūrim, kaip atrodo Golfas iš apačios. Pavarų dėžė tepaluota, smėlėta. Nieko, manau, nuostabaus. Šitas balkis aprūdijęs, bet mačiau, kad jie būna kiaurai prarūdijęs, šitas tikrai ne kiaurai prarūdijęs, tai gal visai ir neblogai. Panašu, kad yra daryta kažkokia antikorozija kažkada, tada šitoj pusėje jokio kiauro prarūdijimo nematau. Variklis, aišku, smėlėtas tepaluotas, tas nėra kažkaip tai labai svarbu. Traversas beveik be rūdžių. Katalizatorius sakė, kad yra, nežinau, gal ir yra. Pasižiūrėsim. Jeigu yra, tai smagu, bet iš tikrųjų po tiek metų nežinau, kad tas katalizatorius ten katalizuot gali. Nebent barškėt ir smirdėt. Žiūrim tada patį dugną. Čia yra paviršutinės rūdelės. Ir nežinau, kas turi Golfą, kas jais užsiima. Gal gali pasakyti, ar čia gamyklinė kažkokia danga, ar kažkas darė antikoroziją. Nelabai suprantu. Čia brozdinimai. Šustras vokiškas bakelis. Leistrits. Tai čia mova šiek tiek leidžia. Čia pavirinta, pabirbinta. Čia visai negražu. Čia dar negražiau. Čia negražu, čia negražu, čia negražu. Tai išmetimas toksai iš bėdos. Nu, o ar matome čia kažkur tai kiaurą skylę, rūdžių kažkokių. Solio blokas turbūt reikės pakeisti. Labai džiugu, kad bakas yra plastmasinis, nes turėjau 86 ar 87 Audi. Tai dėja buvo metalinis ir buvo problemų su rūdim. Su baku viskas tvarkoj. Nu, nieko tokio labai kritiško čia apleisto aš nematau. Nu, tikrai įdomu būtų sužinoti, ką manot. Jo, va čia rūdžių yra, tikrai. Tokia skarda. Tikrai surūdystas ir iš lauko matosi. Ok. Granatos sveikos. Stabdžiai stabdo. Nu, manau, kad šiek tiek gerų naujienų, nebent jūs manot kitaip. Dažų storio matuoklis mano rankose. Pabandom dabar sužinoti šiek tiek daugiau apie šitą automobilio istoriją. tą padarysim matuodami. Oh my god. Originalus stogas. Kapotas tai tikrai dažytas. Va. Nieko baisaus, šiandien žiūrėjau 2017 metų Škoda Superb už 20 000 eurų. Ten buvo prastesnė situacija. Ok, bet čia mes dar tik pradedam. Sparnas, keleivio priekinis,
397, čia jau gan storai tikrai. Keleivio priekinės durelės 375, tas pats sluoksnis kaip ir sparno. 600, nu tai čia jau su špakliu. 4, 2, 4, 2, 2, 1. Toliau bandom žiūrėti. Galinis sparnas 551. Žiūrim čia aukštai. Čia jau aukštai tikrai nenorėčiau, kad būtų kažkas daugiau negu 400. Gerai, 300. 395 ant ribos. 343. 310. 400. Nu, visiškai jokio kriminalo kol kas nėra, taip dažyta tikrai. Šitą dalis tikrai dažyta ir tą lengva pasakyti dėl to, kad, va čia jau matom, čia yra lakas. Paruošimas toksai buvo, tarkim, ketvirtui. Reikėjo šitą gumą nuimti ir gražiai daryti. Čia buvo tik tai lipnė juosta apklijuota ir nupūsta. Pakilusios rūdės šiek tiek ir toks matinis paviršius. Tai čia bus tikrai dažyta 130 gamyklinis, 109 gamyklinis ir va čia žiūrim 224, 136, 204, 98, 100. Visiškai nieko kritiško. Puiku. Žiūrim šitą dalį. 103 originalu. 96. 100. Žiūrim stogą iš tos pusės. Manau, irgi apie 100 bus. 99. 94. Ok. Ant stogo šito mašina nėra buvus. Toliau žiūrim. Šitos duris. Vairuotojo duris. Lyg ir matau kažkokias dulkelės. Nemanau, kad čia gamyklinis brokas. Žiūrim. 293. 33. 300. Atsilūpę. Čia tikrai kažkas daryta. Žiūrim čia. 4, 5, 5. 5, 2. 5, 3. 5, 5. 400. Nu tai va. Šitoje vietoje, kur buvo daugiausia pavaryta špakliaus. Šitoje vietoje čia turbūt rūdžių buvo jau anksčiau. Tai šitoje vietoje yra atsilūpa. Čia matom galinis sparnas. Čia yra keli sluoksniai dažų. Čia arba yra pataškuota ant rūdelės, arba 2 kartus dažyta. Ne, čia 2 kartus dažyta dėl to, kad žiūrėkit, guma. Guma vėlgi buvo blogai apklijuota, blogas paruošimas ir dėl to dabar matosi, kad dažyta. Taip, tai čia aišku mes nuvalysim ir nesimatys, bet faktas, kad šita detalė dažyta ir dabar dažų storio matuoklis tą patvirtins. 300. 300. 300. O, čia jau rimti reikalai. Čia už paklaus yra normaliai. Čia iš vis prastai. Va. Labai storas sluoksnis. Špakliaus šitoje vietoje. Tom, kas čia buvo, ar duobė, ar rūdis, nežinia. Šito sparno apšaitkę nuėmus. Galima bus pamatyti, kaip ten atrodo iš vidaus. Žiūrim, ar dar šitas sparnas turi kažkokių paslapčių. 600, gan riebiai. 300. 400. 300. Nu, džiaugiuosi, kad čia viršuje jokių kriminalų nėra. Nieko įspūdingo, neviršė 400, man tai patinka. 100. Dangtis 100% dažytas, bet nudažytas labai plonai. Tikrai dažyta dėl to, kad čia yra virinta šito vietoj.
vairuotojo pusės sparnas, apatinė dalis. Šitoje vietoje yra kažkokia paslaptis mums nežinoma. Durelės, priekiniai sparnai, kapotas. Tai šiaip esu patenkintas to, ką dabar pamačiau. Tai dabar kas? Dabar mūsų laukia šitos pakuotės išpakavimas. Pasižiūrėsim, ką mums atsiuntė. Nu ką, pasižiūrėjau, iš ko gavau siuntinį, tai yra Laurinas, širšė, vapsva, bitė, nežinau kas miega, ar mirus, nežinau, staigmena tokia. Labai kruopščiai, tvarkingai supakavo, tikrai nedidelės vertės siuntinys, bet žmogus tikrai pasistengė. Ir tiek iš bendravimo, tiek iš punktualumo, viską nufotografavo detalės. Supakavo, paklausė, kada išsiųst, išsiuntė tą pačią dieną. Likau nustebintas dėl to, kad žmogus pasistengė. Rankiną aš užsisakiau, nes man atrodė, kad aš jos neturiu. Turiu, bet ne visą jo reikėjo. Čia biškai pabraižyta, bet normalu. 35 metai. Į maišelį įdėjo peleninė. Čia va yra peleninė. Peleninė yra iš va čia. Čia reikia peleninės, pas mane jos nėra. Kadangi man ją atsiuntė Laurinas, dabar aš ją turėsiu. Žiūrim, ką dar Laurinas man atsiuntė. Jo, sakiau, kad šitie, jeigu neišblūkė, tai mane jie domina, nes pas mane visiškai išblūkė, papilkėja, beveik pabalė. Tik tai du. Nu, bet geriau negu nieko. Rankinėlė. Vėlgi, čia labai į burbulinę, čia ką nauja detalė. Taip, čia yra shit handle. Sakė, būna, kad ir pas vairuotoją būna. Pas jos nėra, ten visai gražios zagluškės, kiek mačiau. Va taip. Manau, kad jos čia ir neturėjo būt, bet pabandysim įdėti. Čia. Nesuprantu, čia kitam garažė kažką rūko, ar čia Laurinas kažką rūkė. Veidrodėlis, pasivalyt. Ir turbūt bus gerai. Šitas čia yra, kaip jis vadinasi. Nu, žodžiu, šitas, kur susideda viskas. Sakė, be defektų. Nu, pasižiūrim. Aš jį turiu, bet manau, kad mano gali būti geresnės būklės, kur nėra. Čia. Žiūrim. Labai panašios būklės, bet vėlgi kainavo keletą eurų, tai turėsim iš ko rinktis. Ir tokį įsidėsim, kaip ir spidometrą turime įvairiausių pačių. O, čia yra akumui prisukti, irgi įdėta į maišelį. Varžtas sakė, nežino ar toks, nu turbūt ne toks, bet mes rasim kitą, mums svarbiausia yra šitą detalę. Tai suksim akumą, akumas yra čia. O jisai ten turi atsirasti va čia. Važiuojam į Švenčionis. Mūsų laukia apie 90 km kelio į vieną pusę. Elektrinis Golfas gali nuvažiuoti 209, bet laukia 2 laipsniai šalčio. Planas yra nuvažiuoti į Švenčionis, tenai nusipirkti porą smulkmenų rudam Golfui ir grįžti be įkrovų. Būtų labai gerai, jeigu taip pavyktų įgyvendinti. Jeigu ne, tai turiu tik 2 opcijas. Yra viena įkrovimo stotelė Švenčionyse, lėto įkrovimo, o kita yra Nemenčinėj Lidle, lėto ir greito. Tai elgsimės pagal situaciją, abi lyg ir veikia. Su rudu Golfu yra taip, kad jo laukia labai rimtas remontas variklio, arba keitimas, arba remontas, nežinau. Bet kol kas aš jo nedarau, o rūpinos visokiam nereikšmingom smulkmenom. Tai va dabar važiuoju į Švenčionis ir ten nusipirksiu kilimą, palangę, tokius visai važiavimui ir techninei apžiūrai nereikalingus dalykus, bet why not? Šiuo metu sąnaudos yra 14, tai dar visai neblogai. Įjungtas Eco Plus režimas, reiškia, kad aš neturiu šildymo.
Ok, detalės paimtos, aišku, nieko nesimato. Nuvažiavau 91 km, kaip ir planavau. Golfas gali nuvažiuoti 102, o mums reikia nuvažiuoti 101. Ta prasme, aš turiu 1 km rezervo.